Sveiki, esu Jordanas Poškaitis. Per savo 40 metų kovos menų patirtį esu sukaupęs virš 500 kovų. Esu tapęs Europos pasaulio čempionų Šidokan karate. Šiandieną mes pakalbėsime apie savigyną kitaip, kaip praeitoje laidoje kalbėjom, kas tai yra savigyna kitaip. O šiandien kalbėsim, iš ko susideda ta mūsų vadinama savigyna kitaip. Tai šiandieną mūsų rubrika yra saugaus maršruto pasirinkimas. Dažnai žmonės galvoja, kad savigyna sudėta tik tai iš fizinio kontakto, bet kad iki fizinio kontakto prieiti dažniausiai mums reikalingas kažkoks judėjimas. Judėjimas iš mokyklos namo, iš šokių namo, iš naktinio klubo į tam tikrą vietą ar namo ar dar kažkur. Tai šitame veiksme mes dažnai nepagalvojame apie saugaus maršruto pasirinkimą ir būna taip, kad mes papuolame į tam tikras aplinkas, kur tenka panaudoti tam tikrą fizinę jėgą. Aišku, prieš tai dar dažnai tenka panaudoti ir psichologinius tam tikrus sugebėjimus. Tačiau šiandieną mes kalbėsime apie saugaus maršruto pasirinkimą. Dažnai žmonės pasirenka maršrutą tokį, kokie jiems atrodo patogus yra. Ir dažnai pasirenka tokį, kad greičiau pasiekti tam tikrą tikslą. Kaip paimkime pavyzdį, grįžimas iš naktinio klubo namo. Pasirenka trumpesnį atstumą, kuris yra mažiau apšviestas, tiesiog per kiemus praeiti ir tenais dažnai vyksta vienoks ar kitoks konfliktas. Todėl šiandieną aš norėčiau Jums tokių patarimų keletą duoti iš savo patirties, kad kartais neverta pasirinkti trumpesnio kelio, bet pasirinkti yra saugesnį kelią. Taigi, kalbant apie saugaus maršrutų pasirinkimą, pirmas punktas tai yra tai, kad Jūs turite eiti ten, kur yra šviesu. Antras, vienas neikite. Eikite dviese, tryse. Trečias, atkreipkite dėmesį, kad būtų aplinkui tam tikros priemonės, kurias galėtumėt panaudoti savigynai. Kyla klausimas, o kaip panaudoti priemonės? Vieną iš pavyzdžių galim pasakyti tai, kad einate gatve ir labai nemažai būna mašinų pristatyta prie gatvės, ypač naktį. Jūs galite panaudoti mašinas stovinčias kaip savigynai, spirdami koją į padangą, kada jos pradeda kaukt, atkreipiamas dėmesys išorės. Tai yra žmonių, kurių stovi tos mašinos ir tai atkreips dėmesį, kas vyksta lauke. Jūs tai galite padaryti prevenciją tiem, kas norės jūs užpult. Ketvirtas punktas tai yra tai, kad jūs turit pasirinkti kuo judresnę gatvę. Kuo judresnė gatvė, tuo mažiau galimybių, kad jūs gali kas nors užpult. Todėl, kad užpuolikams labai aktualu, kad juos kuo mažiau kas matytų. Tai yra tiesiog šiai dienai aktualu todėl, kad daug kas yra filmuojama, fotografuojama ir ta informacija greitai gali būti paviešinta ir jie greitai gali būti surasti. Taigi, šiandieną mes trumpai aptarėme keletą punktų saugaus maršrutų pasirinkimų. Jeigu jums kilo klausimų ir norėtumėt pasidalinti savo patirtimi, rašykite komentaruose. O sekančioje laidoje mes kalbėsime apie saugaus mąstymo principus, kurie taipogi labai glaudžiai susijęs su saugaus maršruto pasirinkimu. Tad likite su mumis ir nepamirškite mūsų prenumeruoti. Iki pasimatymo.